Taigi, labą dieną, mielos kolegės. Šiandien aš norėčiau Jums papasakoti apie Anstress procedūrą. Tikriausiai yra kosmetologių, gal kas jau dirba su Anstress procedūra, kas nori pradėti su Anstress procedūra dirbti. Gal tas, kas dirba, yra kažkokių klausimų ir webinaro metu jūs atsakysite į savo klausimus. Taigi, bendrai pradedant kalbėti apie Anstress procedūrą, jinai tinka net iš pavadinimo, mes galime suprasti procedūrą, kuri ramina odą. Juk pas mus ateina labai daug klienčių, kurios turi jautrią odą, sudirgusią odą, ar ne? Ir Anstress procedūra tai yra ta procedūra, nuo kurios mes galime pradėti, jeigu nežinome, kokią procedūrą parinkti mūsų klientui. Taigi, sakykime, mes visada galim parinkti Anstress procedūrą ir pirmiausiai apraminti odą. Jautri oda tai yra būklė, kuriai būdinga nuolatinis hiperaktyvumas ir įvairūs dirgikliai. Ne? Tai gali būti dirgikliai fiziniai, cheminiai, aplinkos dirgikliai. Ir klientas dažniausiai jaučia nuolatinį diskomfortą, ar ne? Nepriklausomai nuo laiko ar situacijos. Taigi, norėčiau pabrėžti, kad jautri oda, dar kartelį, tai yra būklė. Odos tipas, sakykime, jeigu oda yra riebi, jinai taip pat gali būti jautri. Taigi, kai atvyksta pas mus klientas, sakykime, su akne ir akne pirmos stadijos, nebūtina iškart pulti ir atlikinėti, sakykime, biofito ar komodex procedūrą. Dažniausiai yra rekomenduojama apraminti odą. Be jokių mechaninių, be ekstrakcijos ir, sakykime, kažkokių išspaudimų aš turiu omeny. Visada yra būtina pirmiausiai apraminti odą. Taigi, pagrindiniai jautrios odos simptomai. Tai yra paraudimas, tai yra niežulys, deginimas, dilgčiojimas, sausumas, pliskanojimas, kadangi yra pažeistas apsauginis barjeras, ar ne? Tai yra polinkis į uždegiminius bėrimus ir tokia oda, jinai lengvai nudega saulėje. Ir mes galime pastebėti, kai klientai grįžta iš atostogų ir jeigu atostogavo, kur buvo labai daug saulės, oda yra dehidratuota, jinai pleiskanoja ir jinai yra sudirgusi. Taigi rekomenduotina, kai klientas sugrįžta po atostogų, irgi atlikti Anstress procedūrą. Pagrindinės priežastys ir trigeriai, ar ne? Tai yra aišku, maistas labai įtakoja, jeigu aštrus maistas ypatingai, jeigu ypatingai polinkis odos yra į rozaciją, tai gaunasi taip, kad oda iškart kaista, atsiranda niežulys, diskomfortas ir taip toliau. Saulė, amžius, oro užterštumas irgi paveikia mūsų odos būklę. Norėčiau pastebėti, kad ir klientai, kurie labai daug laiko dirba prie kompiuterio, taip pat turi labai sudirgusią ir jautrią odą. Taigi, kai oda yra jautri, kai yra polinkis į rozaciją, yra sutrikęs odos barjeros funkcija sutrikusi. Ir tai reiškia, kad yra mažesnė lipido koncentracija, yra padidėjęs transepidermalinis vandens praradimas, taip pat įtakoja genetiniai veiksniai, polinkis taip pat, jeigu yra į odos jautrumą, tai jau gali būti ir paveldimumas. Pernelyg agresyvi kasdieninė priežiūra, irgi labai mes turime stebėti, ką klientas naudoja namuose. Tai yra namų priežiūra, rutina, jinai yra labai svarbi, nes kartais aš labai dažnai girdžiu, kai yra madinga sakyti, kad reikia naudoti labai daug rūgščių. Mes visada turime parinkti tam tikrą rūgštį, kurį klientas su jautria oda gali naudoti namuose ir be abejo jis neturėtų ją naudoti kiekvieną dieną. Vis tiek tai yra 2-3 kartus per savaitę. Sakykime, duosiu tokį pavyzdį, jeigu pas klientą yra
riebi oda, jeigu yra aknė ir mes rekomenduojam jam naudoti prausiklį, kurio pH yra rūgštus ir į sudėtį įeina rūgštis. Mes neturėtumėm leisti klientui naudoti tokį prausiklį kiekvieną dieną. Jisai kaip turėtų turėti tokį prausiklį, taip ir su neutraliu pH taip pat. Tai vieną dieną jisai naudoja vieną prausiklį, kitą dieną jisai naudoja su neutraliu pH. Taigi namų priežiūrą mes visada turime stebėti, nes tai duoda mums geresnius rezultatus, nes galime atlikti procedūrą namuose, procedūrą kabinete, bet ką naudoja klientas namuose, tas yra irgi labai svarbu. Ir kaip minėjau anksčiau, išoriniai dirgikliai, ar ne? Tai yra saulė, ultravioletiniai spinduliai, temperatūros pokyčiai, sakykime, žiemą, kai yra šalta ir, sakykime, temperatūra minusas ir kai mes įeiname į patalpą, kur yra šilta, tai bet būtent ta temperatūros kaita irgi labai įtakoja jautrią odą. Odos lygos, kurioms yra būdingas jautrumas, ar ne? Tai yra rozacija. Iš tikrųjų, jūs su manimi sutiksite, kad šiuo metu padaugėjo klientų, kurie turi rozacijos odą. Tai yra atopinis dermatitas, kontaktinis dermatitas, alerginis dermatitas, perioralinis dermatitas, seborėjinis dermatitas ir, aišku, aknė. Taigi, pavyzdžiui, perioralinis dermatitas irgi labai reikia surinkti taisyklingą anamnezę. Jeigu pas jūs atvyko klientas ir jisai turi karts nuo karto perioralinį dermatitą, mes turime išsiaiškinti, galbūt kažką jisai pakeitė savo rutinoje. Ar ne, aišku, gali įtakoti ir stresas. Bet kartais būna ir taip, kad klientas pakeitė kažkokią namų priežiūros priemonę, arba jisai pakeitė dantų pastą, kuri irgi gali įtakoti, kad perioralinis dermatitas vėl sugrįžo. Taigi visom šioms problemoms spręsti Anstres procedūra labai padeda. Ir taip pat būtinai reikia rekomenduoti naudoti produktus namuose. Iš Anstres mes dar kalbėsime apie namų priežiūrą. Yra tam tikri produktai, kurie yra kaip SOS. SOS priemonės, kurias iškart gelbėja apraminti ir atstatyti odos barjerą. Taigi, maisto produktai, kurie gali provokuoti odos jautrumą. Kaip ir minėjau, karšti gėrimai, aštraus maistas, ne, kadangi jisai skatina kraujagyslių išsiplėtimą ir rezultate mes gauname paraudimo ir karščio bangos. Alkoholis, ypatingai raudonas vynas, provokuoja veido paraudimą ir deginimą. Histamino turintys produktai, tai yra sūriai, rauginti produktai, šokoladas, braškės, ananasas, irgi gali sukelti dilgčiojimą ir paraudimą. Cukrus ir rafinuoti angliavandeniai didina uždegimą ir silpnina odos barjerą. Taigi, klientas, kuris turi jautrią odą, turėtų peržiūrėti savo mitybą, nes tai yra irgi labai svarbu. Pagrindiniai reaktyvios odos simptomai. Tai yra staigus paraudimas, atsiranda reaguojant į stresą, temperatūros pokyčius, kosmetiką ir fizinį dirgiklį. Deginimas, dilgčiojimas ir šilumos pojūtis dažniausiai pasireiškia epizodiškai ir diskomfortas dažniausiai trumpalaikis. Simptomai praeina pašalinus dirgiklį, bet mes kartais galime pastebėti, jeigu kliento oda yra jautri ir, sakykime, pavyzdžiui, buvo stresinė kažkokia situacija, tai oda iškart įkaista, parausta ir net gali atsirasti niežulys. Dėl to yra labai svarbu, kai klientas grįžta namo, kad jisai turėtų priemonę, su kuria jisai galėtų, taip sakant, apraminti ir atstatyti odą. Problema – tai yra vidinių ir išorinių faktorių stresas daro žalą. Natūraliams odos apsauginiams mechanizmams, sveikam ląstelių funkcionavimui, odos imuniniai sistemai ir epidermalinio barjero funkcionavimui.
Streso paveikta oda, jinai tampa jautresnė ir labiau pažeidžiama, dažniau kenčia nuo dehidratacijos. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus punktas, kai oda yra dehidratuota, jinai gali būti jautri. Ir kartais klientai ateina ir jie teigia, kad oda yra sausa ir jinai yra jautri. Bet mes galim iškart pasakyti, kad odos tipas nėra sausas, jinai, sakykime, yra mišri, bet jinai yra dehidratuota. Ir dėl to, kad jinai yra dehidratuota, yra pažeistas apsauginis barjeras, jinai tampa jautri. Dėl to yra labai svarbu atstatyti odos barjerą ir jeigu odos barjeras yra atstatytas, jinai nebus tokia jautri. Ta prasme, jaučia diskomfortą, yra sudirbusi, paraudusi, praradusi drėgmę, tampa pernelyg riebi, atsiranda aknė. Sakykime, kodėl jinai tampa pernelyg riebi, kadangi vis tiek mums reikia reguliuoti riebalinių liaukų veiklą. Tam irgi yra tam tikrų produktų, kurie gelbėja mums išspręsti šią problemą, bet vėlgi tai yra labai individualu. Žiūrint, koks odos tipas, kiek klientas turi tą problemą ir kokius produktus naudoja namuose. Dažniausiai, kai pas mane ateina klientas pirmą kartą, aš visada surinku visą informaciją, kokias priemonės klientas naudoja. Ir man net kartais klientai atneša tokį maišelį su savo produktais ir mes analizuojame, kokį produktą jisai gali tęsti naudoti, kokį produktą ne. Nes labai dažna problema yra ta, kad klientai turi įvairiausių produktų namuose ir nieks negelbėjo, situacija tik tai blogėja. Tai mano rekomendacija yra tokiu atveju sumažinti produktų naudojimą, aš turiu omeny, kad palikti tik tai bazę. Tai yra kol kas prausiklis, sakykime, serumas ir kremas. Ir jau po kiek laiko stebėti, ar gerėja situacija, ar ne. Ir mes žiūrim, ar mes galime, sakykime, įtraukti į rutiną kitus produktus, kad klientas galėtų naudoti namuose. Taigi, Anstress, dar kartą pabrėšiu, kad tai yra jautrios, raustančios, pažeistos odos raminimui bei atstatymui skirta SOS linija. Taigi, iš tikrųjų, apibendrinant, Anstress linija tai yra SOS linija, kuri, aišku, kaip aš jau minėjau, ramina, jautrią, sudirbusią odą, bet ir šita linija puikiai tinka, sakykime, jeigu jūs atlikote klientui peelingą, ne? Ir jūs, sakykime, atlikote Rose-de-Mer peelingą ir jūs norite klientą pakviesti reabilitaciniai procedūrai. Po savaitės, sakykime, ar ne? Anstress procedūra puikiai tinka. Tai yra reabilitacinė procedūra. Taip pat apsaugo nuo skaitmeninio amžėjimo, kaip minėjau, klientai, kurie atvyksta ir turi raustančią odą, labai daug dirba su kompiuteriu ir odos barjeras yra pažeistas. Šita procedūra puikiai tinka nėščiosioms moteriams, puikiai tinka maitinančioms moteriams ir jeigu jūs mėgstate ir darote masažus savo kabinete, tai šią procedūrą įeina kremas ir aliejus, kurie yra sumaišomi ir jūs galite atlikti 40 valandų masažą, tai yra ar 40 minučių ar valandos masažą. Ir iš tikrųjų procedūrą galima patobulinti būtent masažo techniką. Taigi, dar kartelį pasikartosiu, kas įtakoja, kad mūsų oda tampa labiau jautri, tai yra stresas, tai yra hormoniniai sutrikimai, gali taip pat įtakoti intensyvus sportinis krūvis, greito maisto vartojimas, peelingai gyvūs ir paviršiniai, kartais peelingai, kurie yra parenkami mūsų klientams, gali netikti.
oro sąlygos, rūkymas, saulės poveikis, vaistų naudojimas ir agresyvių preparatų poveikis. Taip pat dar kartą pasakysiu, kad kai atvyksta ypatingai pirmą kartą klientas į procedūrą, reikia išsiaiškinti, galbūt klientas naudoja kažkokius vaistus. Nuo to oda taip pat gali tapti labai jautria. Taigi iš karto pastebimas rezultatas po procedūros. Kai mes atlikome Anstress procedūrą, jūs iškart galite pastebėti, kad oda yra labiau sudrėkinta, kad jinai yra rami, kad yra sumažėjęs uždegimas, kad praudimų beveik neliko, nėra sudirginimo ir patinimo, sumažėjo matomos raukšlės taip pat. Oda aplink akis ir kaklą tampa lygesnė. Procedūra sustiprina ir atnaujina odą. Labai gerai sudrėkina ir prisotina odą antioksidantais, neutralizuoja toksinus ir laisvuosius radikalus. Taigi, taip pat puikiai tinka, žinokit, klientams, kai pas jūs atvyksta ir, sakykime, klientas turi labai daug alergijų, ar ne? Kai yra labai daug alergijų ir nežino, ką naudoti, tai vat Anstress puikiausiai tiktų. Taip pat, jeigu klientas pas jūs sugrįžta ne tik po peelingo kaip reabilitacinė procedūra, bet, sakykime, jeigu jisai turi kursą būtent susijęs su aparatinė kosmetologija, jeigu jam yra atliekamas, pavyzdžiui, lazerio procedūros, ar ne, Anstress procedūrą galima atlikti kaip raminančią ir atstatančią. Taigi, ilgalaikiai rezultatai. Ką mums duoda Anstress procedūra? Šiaip iš esmės mes galime atlikinėti Anstress procedūrą kas 10 dienų. Ir, sakykime, 6 procedūrų kursas. Tam, kad atstatyti ir apraminti odą. Taigi, po, sakykime, 6 procedūrų mes galime pastebėti, kad yra sustiprintos odos apsauginės funkcijos, kad mes pastimuliavome ir atnaujiname odą, nuraminome streso pakenktą odą, sumažiname odos dirginimą, niežėjimą, pageriname odos struktūrą, elastingumą, raukšlės mažiau tapo pastebimos, mes stimuliavome kolageno biosintezę ir apsaugojom nuo pirmalaikio odos senėjimo iššaukto streso. Taigi, kokiegi yra aktyvūs ingredientai Anstress procedūrai? Tai yra kvintesinas, tai yra antioksidantinis peptidas, kuris prasiskverbia per ląstelių membraną, kad sustiprintų DNR. Normalizuoja ląstelių funkcionavimą ir sustiprina odos imunitetą. Taip pat yra prancūziškas kipariso ekstraktas, savo sudėtyje turintis aukštą koncentraciją antioksidantų kaip vitamina C ir E. Kalcis, selenas tai yra stiprus antioksidantai ir mineralų kompleksas, kuris stabilizuoja kolageną ir apsaugo nuo uždegimo ir pirmalaikio odos senėjimo. Taip pat įeina omega-3, omega-6 ir drėgmę išaugančios riebalų rūgštės, pasižyminčios senėjimu. Pavyzdžiui, raminantis ir priešuždegiminiai ingredientai, tai būtų paprastoji jonažolė, tai yra augalas, kuris yra naudojamas medicinoje, jisai pasižymi priešuždegiminėmis ir raminančiomis savybėmis. Jisai mažina praudimą, nuramina sudirgusią odą ir sustiprina odos imunitetą. Medetka. Mes visi žinome, kad tai yra medicinoje naudojamas augalas, kuris turi priešuždegiminį ir antibakterinį poveikį. Jisai sumažina taip pat praudimą, ramina ir padeda, kad audiniai regeneruotų geriau. Arbatos ekstraktai tai yra žalios, baltos ir raudonos, sudėtyje jie turi daug antioksidantų, jų priešuždegiminės savybės padidina ląstelių metabolizmą ir sumažina kolageno ir elastinų skaidulų suartymą. Taigi, kaip jūs matote, iš tikrųjų Anstress procedūroje yra labai geras kompleksas, kuris teigiamai veikia jautrią, raustančią odą, reaktyvią odą taip pat. Taip pat yra taip vadinamasis decongestive kompleksas, tai yra botaniniai komponentai. Botaniniai komponentai, jie puikiai veikia būtent ant odos,
jeigu oda patyrė saulės nudegimą. Ar ne, jeigu klientas pas jūs atėjo ir nudegė saulę, jūs taip pat galite atlikti antstres procedūrą, nes dažniausiai jūs turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, jeigu klientas išvažiuoja atostogauti, jūs galite atlikti peelingus arba kažkokias procedūras, jūs galite atlikti prieš 2 savaitės. Ir kai klientas sugrįžta, po atostogų turėtų praeiti 2 savaitės, kad jūs galėtume atlikti kažkokią procedūrą. Su antstres procedūra, kadangi jinai yra atstatanti, jūs galite dieną prieš atostogas atlikti šią procedūrą ir jeigu klientas sugrįžo po atostogų, sakykime, stipriai nudegė, oda yra dehidratuota po saulės, jūros ir taip toliau, kitą dieną jisai gali atvykti pas jūs ir jūs galite atlikti tokią reabilitacinę, raminančią, atstatančią procedūrą kaip anstresas. Taigi taip pat labai puikiai tinka vyrams, pavyzdžiui, nes nuramina odą po skutimuose. Labai dažnai ateina vyrai ir turi tokį klausimą, kodėlgi mane beria po skutimuose. Taigi toks lifehackas iš tikrųjų pirmiausia tokiems vyrams reikia labai gerai išbrinkinti odą prieš skutimuose, su, sakykime, karštu rankšluosčiu, kad kuo mažiau formuotųsi folikulitas ir kad atvyktų pas jūs į procedūras karts nuo karto, būtent tokiai kaip antstres atstatančiai ir raminančiai. Taip pat antstres procedūra stiprina apsauginį odos barjerą, mažina uždegimą, mažina sudirginimą, atstato odą, pasižymi antibakterinėmis savybėmis, taip pat sumažina raukšlelio matomumą, pagerina kraujo apytaką ir sumažina tamsius ratilus po akimis. Mažina patinimą. Aišku, kad patinimą yra mažinimas ne tik dėl to, kad mes atlikome procedūrą, ne, komponentai ir ingredientai, jie mums padeda sumažinti tą patinimą. Bet aš rekomenduoju, jeigu pas jūs ateina į procedūrą pastozinis veidas, ne, kuris turi polinkį būtent į tuos patinimus, yra būtina atlikti šiek tiek ilgesnį masažą procedūros metu. Aš žinau, kad yra kas nedaro masažas, aš žinau, kas labai mėgsta atlikinėti masažą, bet mes visgi žiūrime pagal kliento odos tipą ir apskritai odos būklę. Jeigu oda yra turinti polinkį į patinimus, yra labai rekomenduotina atlikti bent jau 20 minučių masažą tam, kad išjudinti limfą. Ta prasme, tie jūsų judesiai masažo metu, jie turėtų būti tokie intensyvūs ganėtinai. Ir akcentuoti būtinai odą aplink akis. Taigi ir komponentai, ir mūsų masažo technika gali labai gerai pagerinti kliento odos būklę. Taigi, antstres linijos unikalumas tai yra idealiai pažintinė procedūra jautriai bet kokio tipo ir amžiaus odai. Pažintinė procedūra, kaip aš ir minėjau webinaro pradžioje, sakykime, pas jūs atvyksta klientas ir jūs nežinot, kokią procedūrą jam parinkti, ar ne? Klientas ateina, jo oda yra sudirgusi, arba akne oda, arba klientas pas jūs atvyko ir jisai turi reaktyvią odą, arba jisai teigia, kad jisai yra alergiškas ir tokia pažintinė procedūra kaip anstresą, nuo jos visada galima pradėti. Labai švelnus Kristinos, tai yra probiotinis peelingas, kuris įeina į antstres liniją. Probiotinis peelingas, jisai pasižymi tuo, kad jisai švelniai tirpdo ryšius tarp negyvų odos ląstelių, skaistina ir lygina odą. Taigi labai yra svarbu į tai atkreipti dėmesį, nes kai su jumis kalbėsime apie produktus atskirai, aš dar jums papasakosiu, ką galima dar atlikti procedūros metu. Aromaterapija su raminamuoju poveikiu, ta prasme visi produktai kvepia labai maloniai, labai poveikis yra raminantis ir, kaip minėjau, tinka nėščiosioms ir žindančioms moteriams. Procedūra yra nekomedogeninė,
tinka klientams su pažeistu lipidiniu barjeru, reabilitacinė procedūra po pilingų, reaktyviai rūstančiai odai, tai yra rozacija, aknė, įvairiausiai dermatitai, antihistamininis poveikis ypač jautriai odai ir apsaugo nuo skaitmeninio amžėjimo. Yra dar tokie aktyvūs ingredientai kaip frangipani, tai yra pliumerijos ekstraktas, tai bus pas mus 4. priemonė iš Anstreso, tai yra termofilus bakterijų ekstraktas, keramidai omega 3, 6 ir 9, aišku, probiotikai ir blumilai kompleksas, kuris apsaugo nuo mėlynosios šviesos, mažina mitochondrinių ir ląstelinių laisvųjų radikalų lygį. Taigi, procedūra kosmetologo kabinete. Taigi mes matome, kad mes turim 9 žingsnius, ar ne? Ir mes su jumis pakalbėsime apie kiekvieną žingsnį. Taigi, pirmasis žingsnis tai yra švelnus valomasis pienelis. pH yra 5,0, 6,0. Aktyvus ingredientai yra pantenolis, vitaminas B5, alantoinos, citrinos rūgštis, vitaminas E ir ekstraktai agurko, kalendulos, centella asiatica ir pliumerijos, frangipani ekstraktas. Taigi, norėčiau pabrėžti, jeigu pas jūs atvyksta klientas ir jisai turi labai daug makiažo, ar ne? Jūs turite 2 opcijas. Tai prasme, pirmoji opcija, jūs su pirmu žingsniu valysite, atliksite demakiažą 2 kartus. Tai yra, jūs užtepsite švelnų valomoje pienelį ant odos, nuvalysite ir dar kartą atliksite tą pačią funkciją. Arba jeigu jūs jau dirbate su Kristina ir turite daugiau linijų, sakykime, liniją Biofito, kas jie žino, jūs galite pirmiausiai nuvalyti odą su pirmoju žingsniu iš Biofito, tai yra neutralus prausiklis, tinkantis visada visiems ir visur. Ir po to, kai jūs nuvalėte su pirmoju žingsniu iš Biofito, jūs galite pereiti prie pirmojo žingsnio iš Anstreso ir dar kartelį su pieneliu nuvalyti odą. Aš turiu omeny, jeigu klientas ateina, taip sakant, su double make-up, tai yra, kai labai daug makiažo. Jeigu klientas ateina pas jūs be makiažo ar makiažo yra visai nedaug, tai jūs tiesiog atlikote demakiažą su pirmojo žingsniu iš Anstreso ir jūs perinate prie antrojo žingsnio. Antrasis žingsnis tai yra švelnusis tonikas. pH yra 4,0, 4,5. Aktyvūs ingredientai. Įeina pieno rūgšties 1% ir glikolio rūgšties 1%. Ekstraktai agurko, centella asiatica, alavijo, brokolio pantenolis ir bioflavonoidai. Taigi ant vatos diskelio jūs paėmė 2-3 ml toniko ir pravalote odą. Niekada nepamirštame zoną šiek tiek prie akių praeiti, taip pat nepamirštame apie kaklą ir dekoltę. Juk mes, kai atliekame procedūrą, apie šias zonas mes neturėtumėme pamiršti, nes kaklas ir dekolte tai yra labai svarbu taip pat. Ir mes su toniku, kadangi ten įeina glikolio rūgšties 1%, mes atstatėme odos pH ir paruošėme odą pilingui, probiotiniam pilingui, kurio pH yra 3,0, 4,0. Įeina į trečiąjį žingsnį glikolio rūgšties 2%, termofilos fermentai, ekstraktai agurko, frangipani, alavijo, centellos asiaticos ir brokolio ir laktobakterijos. Taigi, kai aš jums kalbėjau webinaro pradžioje, kad aš jums daugiau truputį papasakosiu apie trečiąjį žingsnį. Taigi, jūs dar matysite ir praktinę dalį, kur aš atlikinėjau procedūrą, bet teorijoje aš vis tiek dar kartą norėčiau jums pasakyti, kad kai jūs užtepėt probiotinį pilingą, irgi apie 3-4 ml, ar ne, jūs paliekate ant veido odos, bet prieš paliekant jūs galite pramasažuoti
Arba jeigu klientas atvyko pas jūs ir jūs jaučiate, kad kažkur yra, sakykime, pigmentacija, hiperkeratozinė oda, jūs galite paimti šiek tiek binto ir su bintu praeiti tam tikras zonas, kur yra, kur jūs manote yra hiperkeratozė, yra susikaupęs būtent suragėjusių ląstelių sluoksnis. Taip pat aš rekomenduoju visada prijungti vapazoną, tai yra garus, nes jo dėka mes geriau suminkštinam odą, mes tirpdome tą ryšį tarp ląstelių, kurios yra suragėjusios, ir tokiu būdu mes labai greitai galime pašalinti suragėjusį odos sluoksnį. Tai bus toks paviršinis pilingas, bet tuo pat metu jisai yra labai delikatus, jeigu oda yra jautri, reaktyvi, turinti polinkį į rozaciją arba turi kažkokių uždegiminių elementų, papulių ar pustulių ant veido odos. Taigi palaikome mes probiotinį pilingą apie 5 minutės ir paskui mes nuvalome. Ketvirtas žingsnis tai yra pliumerijos koncentratas. Praktikos metu jūs matysite, kad mums filtruotą vandenį reikia sumaišyti su frangipani koncentratu. Ir tai yra svarbu, kadangi tą mišinį, ką mes su jumis paruošim procedūros metu, mes naudosime visą procedūrą. Ta prasme, su šiuo vandeniu, kuris yra sumaišytas su 4 žingsniu, mes nuvalome ir pirmąjį toniką, ir pirmąjį pienelį, mes nuvalome ir trečiąjį pilingą ir paskui 7 kaukę. Taigi į pliumerijos, būtent frangipani koncentratą įeina hialurono rūgštis, įeina frangipani ekstraktas, alavijo ekstraktas, laktobakterijos ir bioflavonoidai. Taigi visas kompleksas, kuris ramina odą. Ir dėl to po procedūros oda atrodo ne tik apraminta, bet jinai turi tokį odos minkštumą. 5 žingsnis tai yra drėkinantis, atstatantis serumas. Į jį įeina hialurono rūgštis, alantainas, dipeptidas, frangipani, tai yra raudonojo juostų ekstraktas, centella asiatica, alavijo ekstraktas, rozmarino, ramunėlės ekstraktas ir brokolio. Taigi su 5 žingsniu, po to, kai mes nuvalėme mūsų probiotinį pilingą, mes užtepam plonų sluoksnių ir dažniausiai aš visada įvedu serumą tokiais patapšnojimais ant veido odos. Mes padrėkinam ir atstatom odą ir paruošiam jau odą masažui. Tad prasme, Anstress procedūra susideda iš tam tikrų etapų. Su pirmuoju ir antruoju žingsniu, tai yra su pieneliu ir toniku, mes ruošiam odą prieš pilingą, po pilingo su 5 žingsniu mes ruošiam odą masažui. Kaip ir minėjau, Anstress procedūroje galima atlikti ilgalaikį masažą. Taigi pas mane pas pačią yra klientų, kurie ateina ir užsirašo, sakykime, kovido masažui. Jeigu aš manau, kad oda yra sulyginta ir aš norėčiau ne tik atlikti masažą, bet ir procedūrą, aš atlieku Anstress ir paskui, kai prieinu prie 6A, 6B žingsnio, aš visada norėčiau atlikti ilgesnį masažą. Iki 40 minučių arba iki valandos laiko sleidimas yra nuostabus ir puikus. Taigi 6A žingsnis tai yra atpalaiduojantis masažinis kremas, ar ne? Į jį įeina alantoinas, skvalanas, hialurono rūgštis, vitaminas E, centella asiatica, linoleno rūgštis, linolo rūgštis, oleino rūgštis, tai yra omega 3, omega 6 ir omega 9 ir keramidai. Kai jūs turėt, aš jums tai papasakosiu apie 6B, kas tai eina.
Šeštąjį B tai yra atpalaiduojantis masažinis kremas, ar ne? Eina ritinilpalmitatas, bet tai eteriai ir jų yra labai labai mažai, 0,01%. Įeina sojų aliejus, saulėgrąžų, medetkų žiedų ekstraktas, rudųjų jūrinių dumblų ekstraktas ir vėlgi omega 3, omega 6 ir omega 9 ir vitaminas E kaip antioksidantas. Kai jūs pereinat prie 6 A ir 6 B žingsnio, jūs turite irgi dvi opcijas. Ta prasme, jūs galite paimti 6 A masažinį kremą, užtepti ant veido odos ir pradėti masažą, atlikti kokias 5 minutės ir tik paskui pridėti porą lašiukų 6 B žingsnio. Taip pat jūs galite pirmiausia į kažkokį indelį paimti šiek tiek 6 A žingsnio, iškart ten į tą indelį įlašinti porą lašiukų 6 B žingsnio, sumaišyti ir jau su paruoštu mišiniu jūs galite atlikti masažą. Ta prasme, kaip jums patinka, taip jūs galite ir pasirinkti, kaip daryti. Man asmeniškai patinka pirmasis variantas, tai kai aš pradedu daryti masažą su 6 A žingsniu ir po 5-3 minučių pridedu 6 B žingsnį. Čia yra įpročio reikalas iš tikrųjų. Taigi, kai mes atlikome masažą, čia jau, kaip aš ir minėjau, priklauso nuo jūsų, kokį masažą jūs atliksite ir irgi apie trukmės laiką parenkat taip pat jūs pereinate prie 7 žingsnio. Taigi, masažinio kremą nuvalyti nereikia. Iškart ant odos jūs galite užtepti valančią ir detoksikuojančią kaukę. Tai yra 7 kaukė, kuri turi sudėtyje mineralus, tai yra cinko oksidas, titano dioksidas, paskui termofilos fermentai įeina, ekstraktai saldymedžio, centella asiatica, žaliosios arbatos, ramunėlės, rozmarino ekstraktas, įeina glicerinas, skvalanas, lantoinas, hialurono rūgštis, įeina omega 3, omega 6 ir omega 9 rūgštis. Taigi, kaip jūs matote, sudėtis šios kaukės yra labai nuostabi. Kaip tik po masažų tinkanti kaukė, kurie ir valo, ir detoksikuoja, ir ramina odą, ir tinka visų tipų odų. 7 kaukę mes laikome 15-20 minučių, po to ją nuvalome ir pereiname prie 8 žingsnio. 8 žingsnis tai yra populiarioji drėkinanti kaukė. Taigi į sudėtį įeina natrio hialuronatas, glicerinas, hidrolizuotas elastinas ir kolagenas. Ekstraktai įeina medaus, linų sėmenų. Labai dažnai aš girdžiu klausimą, o aš esu alergiškas, sakykime, medui, ar čia man nesualergizuos. Iš tikrųjų, tai yra du skirtingi dalykai, kai tai, ką mes vartojame į vidų, ir tai, ką mes užtepame ant odos, turi tarpusavėje kažkokį ryšį. Taip pat, kaip ir, sakykime, su citrino rūgštimi, jeigu yra citrusiniams alergiškas, nereiškia, jeigu eina citrusinį į sudėtį, klientas bus alergiškas. Jeigu pas jūs atvyksta klientas ir jisai turi tokį polinkį, kad tikrinti kažkokią ten sudėtį ant produktų ir jisai vis tiek, nėra, ta prasme, jisai nenori, jisai bijo, kad jį išbers, kad jisai turės alergiją. Jūs visada galite padaryti tokį testą, užtepti jam už ausies, šiek tiek ir paleisti po 72 valandų pažiūrėti, ar bus ten paraudimas, ar iš vis bus kokia reakcija. Jeigu viskas yra gerai, tai jūs galite pasakyti, kad mes drąsiai galime atlikti šią procedūrą. 8 kaukę aš irgi pasidalinsiu savo lifehacku. Aš kartais naudoju taip, kad klientas gali atvykti po pilingo. Jeigu pilingas buvo labai stiprus ir jau prasidėjo šerpetojimas, bet mes dar neplanuojame atlikti pilnos antstres procedūros, o tai yra, sakykime, 3 ar 4 diena po pilingo, aš galiu klientui užtepti tik tai 8 kaukę, tu prasme nuvalyti odą labai švelniai ir užtepti 8 kaukę ant veido odos. Ir tiesiog paleisti namo, nes 8 kaukę procedūros metu, kai mes atliekame pilnaverčią procedūrą kabinete,
mes ją laikome 15-20 minučių, bet jos nenuvalome. Mes pašalinam su sausa servetėle likučius ir galime paleisti klientą namo. Aišku, kitas atvejis, jeigu procedūra buvo atlikta ryte, lauke yra saulė, klientas planuoja sugrįžti į darbą ar turi kažkokių reikalų, tai aišku, 8 kaukę tada mes nuvalome ir užtepame 9 žingsnį, ir tai yra dieninis drėkiklis su probiotikais, kuris turi SPF 15. Į jį įeina Blumilight kompleksas, jisai apsaugo nuo UVA ir UVB spindulių, termofilus fermentai, hialurono rūgštis, abrikosų kauliukų aliejus ir dipeptidas 4. Tai jeigu, kaip ir minėjau, procedūra atlikta ryte, lauke yra saulė, mes 8 kaukę nuplauname ir pereiname prie kremo su SPF ir klientas vakare turėtų vis tiek nusiprausti ir atlikti savo rutiną, kurį jisai atlieka vakare, tai yra užtepti tam tikrą kremą, kokį jis naudoja, arba serumą. Jeigu tai yra vakaras ir mes atlikome vakare procedūrą, tai mes išleidžiame klientą su 8 kaukę, likučius šiek tiek nuvalome. Ir klientas grįžtant namo gali jau nieko nedaryti, taip ir eiti miegoti. Taigi, norėčiau jums parodyti momentinį rezultatą po pirmos procedūros. Tai yra klientė, kurie atvyko su sudirbusia oda, jinai yra labai reaktyvi. Ir būtent po pirmosios procedūros oda buvo visiškai apniukyta. Ir klientas pradėjo jaustis komfortiškai, nes kai oda yra reaktyvi, jautri, yra zonomis tam tikras deginimas, niežėjimas, jaučiasi, kad kaista oda, o po antstres procedūros klientas jaučiasi tikrai komfortiškai. Ir kitas mūsų atvejis, tai yra klientė, kuri turi reaktyvią odą, bet tuo pačiu turi perioralinį dermatitą. Kaip ir minėjau, ši procedūra puikiai tinka, bet aišku, tokiai odai yra rekomenduotinas procedūrų kursas. Taigi, labą dieną dar kartelį. Dabar mes demonstruosime antstres praktinę dalį. Prieš pradedant atlikinėti procedūrą, mes turėtumėme pasiruošti. Mums reikės 10 ml šilto filtruoto vandens ir 10 ml 4 žingsnio, tai yra raudonųjų juostrų koncentratą. Vanduo būtinas, kad jisai būtų filtruotas, nes vis tiek antstres procedūra jinai tinka reaktyviai, jautriai odai, dėl to vanduo turėtų būti paruoštas, filtruotas ir su frangipane koncentratu. Kaip visada mes pradedam atlikinėti demakiažą. Demakiažą mes atlikinėjame su peneliu. Tai yra pirmasis žingsnis. Jisai labai lengvai nuvalo nešvarumus, nesudirgina odos ir jau nuo pirmojo žingsnio mes apraminame odą. Taigi lengvais sukamaisiais judesiais mes nuvalome veido odą, kaklą ir aišku nepamirštame apie dekoltė zoną. Jeigu pas jūs atvyko klientė ir jinai turi daugiau makiažo, tai kaip mes visada darome, galime padaryti dvigubą demakiažą. Tai yra pravalyti vieną kartą ir paskui antrą kartą atlikti lygiai tą patį. Sudrėkiname servetėlę su frangipane koncentratu ir nuvalome
veido odą. Šito paruošto mišinio, ar ne, filtruoto vandens ir frangipani mums turėtų užtekti visai procedūrai. Ir ką aš darau, tai yra su drėgna servetėle mes pravalome ir paskui aš jį išmesiu. Kai man reikės valyti pilingą, kaukę, aš kaskart imsiu naują servetėlę. Taigi mes pereiname prie antrojo žingsnio. Tai yra atstatantis tonikas. Žingsnis numeris 2. Tonikas turi sudėtyje 1% pieno rūgšties. Ir mes 3-2 ml paimam ant vatos diskelio ir praeiname veido odą, kaklą ir dekoltę. Į sudėtį taip pat įeina pantenolis. Dėka toniko mes atstatome odos pH, paruošiam odą pilingui, probiotiniam pilingui. Ir aišku, kaip ir visi tonikai, ne tik atstatome odos pH, bet ir nuvalome makiažo likučius. Taigi, oda yra paruošta. Kaip ir kalbėjau teorijos metu, pilingas Anstres procedūroje yra probiotinis. Taigi, mums reikės maždaug 3-5 ml Anstres probiotinio pilingo. Mes plonų sluoksnių paskirstome ant veido odos ir paliksime apie 3-5 minutes. Klientas neturėtų jausti jokio dilgčiojimo procedūros metu, kai mes užtepam probiotinį pilingą. Jūs, jeigu turite savo kabinete vapazoną, tai yra garus, jūs galite prijungti vapazoną. Jeigu, sakykime, pas jūs klientę, kurios oda yra su hiperkeratoze, jeigu oda yra papilkėjusi, jeigu jūs jaučiat, kad reikia papildomai atlikti eksfoliaciją, jūs galite paimti šiek tiek binto ir binto pagalba, jeigu reikia, jūs galite lokaliai, sakykime, akcentuoti tam tikrą vietą, jeigu kažkur yra pigmentacija, ir su binteliu tiesiog praeiti tą vietą. Šiuo metu pas mūsų modelį oda nėra hiperkeratozinė, nėra pigmentacijos, tai mes tiesiog paskirstome, dar kartelį masažiniais judesiais. Aš paskirstau probiotinį pilingą ir mes paliekame, kaip ir minėjau, 5 minutėm, 3-5 minutės, kad mūsų modelis pabūtų su pilingu. Taigi 5 minutės praėjo ir paimu naują servetėlę, vėl sudrėkinu ją su mūsų paruoštu mišiniu ir nuvalau veido odą.
Ir mes pereiname prie 5 žingsnio. Tai yra raminantis serumas Total Serenity Serum. Į serumą įeina hialurono rūgštis ir jinai puikiai drėkina odą. Įeina taip pat alantoinas, kuris puikiai ramina odą. Mes užtepam serumą, kaip matote, įtapšnuojam į odą, nes mes po serumo pereiname prie 6 žingsnio. Kaip mes kalbėjome teorijos metu, 6 žingsnis ant streso susideda iš 6A ir 6B. Tai yra iš kremo ir aliejinių lašiukų. Taigi jūs pagal, pageidavimą, jūs galite iškart sumaišyti kremą su aliejuku, arba jūs galite, kaip padarysiu aš, užtepti pirmiausiai kremą, pradėti atlikinėti masažą. Tai masažinis kremas taip pat puikiai ramina odą. Įeina skvalanas, Centellus asiaticus ekstraktas, alantoinas ir maždaug aš masažuoju su kremu apie 2-3 minutės ir paskui atskirai paimu porą lašiukų multivitamino. Kaip matote, slydimas yra puikus ir su masažiniu kremu ir lašiukų iš Anstress procedūros jūs galite atlikti ir 40-45 minučių trukmės masažą. Sakykime, jeigu jūs norėtumėte atlikti ne tik procedūrą, bet ir kovido masažą arba klasikinę, tai tada, aišku, trukmė procedūros bus kitokia, ilgesnė, bet Anstress procedūrą galima taikyti kombinacijoje su masažu, jeigu jūs kaip kosmetologas atlikinėjat įvairias masažinės technikas. Aišku, kad dar kartą pasikartosiu, Anstress procedūra puikiai tinka visų tipų odai, puikiai tinka, jeigu oda yra jautri, reaktyviai, puikiai tinka, jeigu moteris yra nėščia ar maitinanti, tai yra spa, SOS procedūra, jeigu klientas atvyksta ir turi, sakykime, tokį kaip ir šerpetojimą, odos sudirginimą. Anstress procedūra ne tik apramina odą, bet ir atstato. Taip pat Anstress procedūra puikiai tinka kaip reabilitacinė procedūra po pilingo. Sakykime, jeigu jūs atlikote Rosdemer pilingą, pavyzdžiui, įvyko šerpetojimas, atsinaujinimas, po 5-7 dienų jūs galite pakviesti klientą ir atlikti procedūrą reabilitacinę. Ir tai būtų Anstress procedūra. Kaip dažnai galima daryti? Anstress procedūrą galima daryti kas 70 dienų. Kaip jaučiatės? Puikiai. Va, kaip matote, slydimas, aišku, tai yra demonstracinė procedūra, aš dirbu su pirštinėmis ir vis tiek slydimas yra puikus. Jeigu aš dirbčiau be pirštinių, jisai būtų dar geresnis.
Na puiku. Puikiai iš tikrųjų Anstress tinka, jeigu oda yra dehidratuota. Taip pat atstato drėgmės balansą odoje. Taigi, mes pereisime prie 7 žingsnio. 7 žingsnis tai yra valomoji kaukė. Mes ją užtepsime plonu sluoksniu. Atsiprašau. Mums reikės apie 5 ml. Ir plonų sluoksnių mes paskirstome. Norėčiau pabrėžti, kad mes nenuvalome masažinio kremo. Po masažo jūs iš karto galite tepti kaukę. Kaukė puikiai ramina sudirgusią odą, atstato odos drėgmę. Taip pat nepamirštame kaklo ir dekoltę. Į kaukę įeina cinko oksidas, kalendula įeina, kamelijos ekstraktas, hamamelio ekstraktas. Kaip jaučiatės? Gerai, ačiū. Ir aš labai dažnai, kai užtepu kaukę, aš dar atskirai paskirstau ją masažiniais judesiais. Į kaukę įeina taip pat vitaminas E, kuris yra puikus antioksidantas. Kaukę paliekame 10-15 minučių. Taigi, 15 minučių praėjo ir mes su švaria servetėle nuvalysime kaukę. Iš tikrųjų galima iškart pastebėti, kad oda yra labiau apraminta, kad nėra sudirginimo ir net pasakyčiau, kad tai yra odos pašveicėjimas. Jinai yra labiau švytinti, švari ir pridrėkinta. Kaip pastebėjote, aš su ta pačia servetėle nuvalau kaukę, kadangi kai mes perėsim prie 6 kaukės, kuri bus stipriai drėkinanti kaukė, mes ją taip pat galėsime palikti ant veido odos 10-15 minučių. Palauksime, kol jinai įsigers ir paskui nuvalysime tik tai likučius. Bet 8 kaukės mes nenuplausime nuo veido odos.
mes taip galėsime ir paleisti klientą. Taigi, 8 kaukė. Jos yra labai maloni tekstūra, tokia galima pasakyti gelinė. Irgi kaip ir visas kaukės mes užtepam ant veido odos, masažiniais judesiais apie 5 ml. Jinai yra labai lengva, stiprina odos imunitetą, gerina barjerinės funkcijas ir suteikia odai sveiką išvaizdą. Įeina hialurono rūgštis, vitaminas E ir alantoinas. Tai prasme, tai yra tokia kombinacija, kuri ne tik drėkina, bet ir drėkina, maitina ir ramina. Labai plonų sluoksnių mes užtepam ir paliekam 10-15 minučių. Taigi, 15 minučių praėjo ir kaip ir minėjau, yra šiek tiek kaukės ant veido odos paviršiaus. Likučius mes labai lengvai nuvalome su vatos diskeliais. Ir paleidžiame mūsų klientę namo. Jeigu dabar yra vakaras ir mano modelis eis namo. Jeigu sakytumėme, būtų dar ankstyvas rytas arba, nežinau, 13-14 valanda ir klientė važiuotų į darbą arba reikalų į miestą ir būtų saulė. Tai aš rekomenduoju kaukę tada nuplauti ir užbaigti procedūrą su 9 žingsniu, kuris yra apsauginis kremas su SPF 15. Jeigu tai yra vakaras, klientas važiuoja namo, mes galime išleisti su 8 kaukę ant veido odos. Taigi, ačiū Jums labai ir sėkmės atliekant Anstres procedūrą. Ir namų priežiūra. Anstres namų priežiūra susideda iš 7 priemonių. Taigi, pirmoji priemonė tai yra švelnus valomasis pienelis. pH yra 5,0–6,0. Į jį įeina pantenolis, kuris puikiai drėkina, gydo ir ramina odą, agurkų ekstraktas, kuris drėkina ir gaivina, glicerinas, kuris drėkina, centella asiaticos ekstraktas, kurį gydo ir turi prieš uždegiminį poveikį, vitaminas E, kuris yra antioksidantas ir puikiai regeneruoja odą, pliumerijos ekstraktas, kuris minkština ir ramina odą, ir medetkų ekstraktas, kuris ramina ir gydo. Klientas, kuris turi reaktyvią jautrią odą, vakarais, jeigu naudoja valomąjį pienelį, iš tikrųjų jaučia labai didelį skirtumą, jau rytais jis atsibunda ir jo oda yra apraminta. Taip pat iš demakiažo priemonė, iš Anstres linijos yra švelnios valomasios putos. pH yra 5,6–6,4. Įeina centellos asiaticos ekstraktas, alavijų, bioflavonoidai, tai yra antioksidantas, kuris saugo odą nuo laisvųjų radikalų, ir brokolio ekstraktas, kuris apsaugo odą, turi antioksidacinį poveikį. Aš norėčiau pasakyti vieną dalyką, kad tikriausiai jums gali kilti toks klausimas, kągi klientui geriausiai rekomenduoti. Tai yra pienelį valomai ar putas. Žinot, iš esmės aš sakyčiau, kad putos tiktų visų tipų odai.
Bet pienelis aš rekomenduočiau naudoti, jeigu oda yra sausesnė. Tai yra odos tipas yra sausas, bet jisai yra reaktyvus, jautrus, yra stipriai išryškėjęs kapiliarų tinklelis, tai aš labiau rekomenduočiau mišriom sausom odom naudoti. O valomosios putos tiktų visų tipų odai. Kita priemonė tai būtų drėkinantis, atstatantis serumas, tai yra Anstress Total Serenity serumas. Iš tikrųjų nuostabus serumas. Įeina hialurono rūgštis, alantoinas, termofilus fermentai, dipeptidas 4, ekstraktai frangipani, centella asiatica, kalavijo, žaliųjų arbatų, rozmarino, ramunėlės ir brokolio. Šį serumą puikiausiai galima rekomenduoti klientams, kurie turi jautrią, raustančią, reaktyvią odą, klientams, kurie turi rozacijos odą, nes šis serumas puikiai drėkina ir puikiai ramina, atstato odos barjerą. Ir taip pat šį serumą aš labai dažnai rekomenduoju po pilingo naudoti namuose. Tai yra, aišku, jūs, kas dirbate su Kristina, žinote apie Teraskime serumą. Jūs žinote, kad po pilingo, ypatingai po Rosdemer pilingo, yra postpilkytas, tai yra rinkinys, kuriuo galima prižiūrėti odą, bet aš labai dažnai rekomenduoju klientams, kuriems aš atlikau Rosdemer procedūrą ir oda po 2 dienų atsinaujins ir šeptos, namuose nuo pirmosios dienos naudoti Total Serenity serumą. Kaip ir visi serumai, kurie turi sudėtyje hialurono rūgštį, yra patartina šį serumą tepti ant šiek tiek sudrėkintos odos. Aš turiu omeny, jeigu klientas nusiprausia, tai ta prasme neišvalyti odą sausai, o lengvai su servetėlė pašalinti šiek tiek drėgmę, palikti, kad jinai šiek tiek būtų sudrėkinta ir ant viršaus paskirstyti hialurono, ta prasme serumą su hialurono rūgštimi. Nes jeigu serumas su hialurono rūgštimi patenka ant sausos odos, jisai molekulė hialurono rūgšties ištraukia drėgmę iš odos. Jeigu hialurono rūgštis patenka į drėgmę, tai jinai dar labiau drėkins odą. Ta prasme, yra labai svarbu edukuoti klientą, kaip naudoti taisyklingai tam tikrus produktus namuose. Nes jeigu klientas apie tai nežinos, tai gali būti taip, kad jis kaltins priemonę, kad jinai jam netinka. Dieninis drėkiklis su probiotikais ir SPF 15, tai yra Anstress Probiotic Moisturizer. Į jį įeina Blumilite kompleksas, UVA plus UVB filtrai, termofilos fermentai, hialurono rūgštis, abrikoso kauliuko aliejus ir dipeptidas 4. Taigi šią priemonę mes galime rekomenduoti klientams naudoti dienos metu, turi SPF 15, puikiai tinka naudoti prieš makiažą. Taip pat mano klientai labai dažnai naudoja prieš kremą, užtepa Total Serenity serumą, apie kurį mes kalbėjome prieš tai, duoda šiek tiek laiko, kad serumas išdžiūtų, įsiskverbtų į odą ir paskui ant viršaus užtepa kremą su SPF 15 ir jau ten paskui, jeigu reikalinga pudra ar dar kažkas, ta prasme, kaip makiažo pagrindas, šitas duetas puikiai tinka. Atstatanti kaukę, tai yra labai svarbu, kad klientas namuose turėtų ir bent kartą per savaitę atlikinėtų tokią spa procedūrą savo. Tai yra pilingą plus kaukę. Aišku, viskas tai priklauso nuo veido odos tipo ir tai yra viskas individualu, bet vėlgi, kadangi mes kalbame šiandien daugiau apie jautrią, pažeistą odą, reaktyvią odą, tai būtent atstatanti kaukę iš Anstresso, jinai puikiai tinka tokiom odom, tam, kad kuo greičiau apraminti. Ypatingai, kai dabar laukia vasara, tai vis tiek klientai gali būti kažkur gamtoje ir sugrįžtant namo, jeigu oda turi tą patį polinkį jautrumą ir gali jausti dilgčiojimą, užtepti kaukę ir palaukyti 10-15 minučių. Į ją įeina agurko ekstraktas, frangipani ekstraktas, gliukozė, glicerinas, alantoinas, vitaminas E, natrio hialuronatas, omega 3, omega 6 ir omega 9. Ir
Anstres naktinės kremas. Tai yra harmonizuojantis naktinės kremas. Į jį įeina retinolio, yra 0,05, 0,05, heksapeptidas 9, dipidas 4, termofilos fermentai, frangipani ekstraktas ir hialurono rūgštis. Taigi vis tiek, jeigu oda yra jautri, jeigu jinai reaktyvi yra, vis tiek tą odą reikia, taip sakant, ir atnaujinti. Ir tam yra sukurtas labai geras kremas, kuris tuo pat metu ir ramina odą, bet kadangi ten įeina labai nedidelis procentas retinolio ir skatina ląstelių atsinaujinimą. Taigi šį kremą galima, jeigu jūs dar nepažįstate kliento odos labai gerai, aišku, rekomenduoti naudoti pradžiai įvesti 2-3 kartus per savaitę, paskui didinti tas dėmes. Viskas irgi labai individualu. Galbūt klientas naudojo produktus su retinoliu ir oda yra, taip sakant, jau pripratusi prie jo. Tai galima rekomenduoti naudoti 5 kartus per savaitę. Bet aš visada siūlau, kai mes nežinome, kaip kliento oda reaguos, tai yra po mažų įvesti tam tikrą produktą į rutiną. Ir puikus, nuostabus, greito poveikio raminantis kremas. Jo pavadinimas angliškai yra Quick Performance Calming Cream, į kurį įeina centella asiatica, pantenolis, vitaminas E, agurkų ekstraktas ir termofilo fermentas. Nuostabus, puikus kremas, jeigu klientas pas jūs atvyksta su rozacijos oda, kuri 1-2 stadijos suraustančio odą, jeigu yra tam tikri dermatitai, jeigu yra perioralinis dermatitas, šis kremas puikiai apramina odą. Tai yra tokia SOS priemonė, kai klientas nežino, ką jam pradėti naudoti namuose. Taigi, jeigu tokia pas jūs atvyksta oda, galima visada parinkti bazę. Tai yra musas, kad nuvalyti odą. Tai, sakykime, yra Total Serenity serumas ir ant viršaus galima rekomenduoti šį raminantį greito poveikio kremą. Ir klientas iš tikrųjų džiaugsis ir tikrai pasakys jums ačiū. Taigi, ačiū sakau ir aš jums, ačiū jums už dėmesį. Aš tikiuosi, kad webinaras buvo įdomus ir jūs galbūt atradot kažką naujo savo, galbūt pasikartojot, net vis tiek kai kurie ingredientai arba tam tikri žingsniai arba niuansai kartais pasimiršta. Aišku, jūs visada galite, jeigu turėsite daugiau klausimų, rašyti mums, mes jums padėsime išspręsti, jeigu jūs turite tam tikrą probleminę odą, klientą su probleminė oda, ką jam parinkti, kokią procedūrą padaryti arba sudaryti rutiną namuose, parinkti tą rutiną. Taigi, ačiū jums labai ir aš jums linkiu geros dienos ir iki pasimatymo.